Nuo pirmadienio kartu sėdam ant dietos. Taip yra pasakiusios tūkstančiai draugių chorų. Ar gera mintis? Taip? Ne. Ne visada. 67 poros kambariokių buvo padalintos į 3 grupės. Abi valgė normaliai, viena laikėsi dietos, kita ne. Arba abi laikėsi dietos. Buvo matuojama, kaip sekėsi laikytis dietos, kiek buvo numesta svorio, koks buvo dalyvių nerimo ir streso lygis, kiek pasireiškė depresijos ir sutrikusio valgymo simptomų. Tos, kurios laikėsi dietos, numetė daugiau svorio. Aišku. Bet mažiau nei pusę kilogramo per 28 mėnesius, daugiau negu per 2 metus. Dietos vienodai gerai laikėsi tiek pavienės dietos entuziastės, tiek dietos besilaikančios poroje. Jei dietos laikėsi tik viena iš kambariokių, jai silpniau pasireiškė nerimo, depresijos ir sutrikusio valgymo simptomai negu dietos laikantis poroje. Nors čia svarbu paminėti, kad nerimas ir depresija pasireiškia visoms dalyviams, tiesiog dieta pridėjo savo. Statistinė tyrimo rezultatų magija rodo, jog stresas, nerimas, depresija ir valgymo sutrikimų požymiai yra tarpusavėje susiję. Ir silpniausiai pasireiškia, kai dietos laikėsi viena iš kambariokių, galbūt labiau mobilizavusi. Tyrimo dalyvės buvo normalaus svorio, bet gal porose, kur abi dalyvės turi viršsvorį, reikalai ir klostytųsi kitaip. Tokio tyrimo neradau. Beje, fizinis dalyvių aktyvumas taip pat nebuvo stebimas. Tyrėjai spėja, kad kai dalyvės laikosi dietos kartu, jos daugiau dalyjasi savo išgyvenimais ir sunkumais, todėl lyg ir skatina vieną kitą. Mitybos konsultantė Brigitte Zeitlin, komentuodama šį tyrimą, siūlo apgalvoti tokius dalykus. Pasirinkite tinkamą draugą arba draugę, ne tokį, kuris temps jūs atgal ir pajuoks, jeigu jums nesiseks. Nesistengkit abi ar abu laikytis vienodo plano, kas tiks vienam, nebūtinai tiks kitam. Pasirinkit realistišką planą, pavyzdžiui, neplanuokit numesti 15 kg per savaitę. Atkreipkite dėmesį į ženklus, kurie rodo, jog dieta neveikia. Mažiau kalbėkite apie dietą, pavyzdžiui, skirkite tam per dieną 15 minučių. Geriau turėkit palaikymo grupę, o ne vieną žmogų. Prisiminkit, kad jūs atsakingi patys, o ne draugas. Ir dar. Tyrimai rodo, kad paauglių merginų grupėse, kuriems būdingas dėmesys kūno vaizdui, dietoms ir badavimui, klinikiniai požymiai pasireiškia žymiai stipriau. Galbūt merginos varžosi tarpusavyje. Siekiantis numesti svorio, numetė daugiau svorio, jei pasirinko palaikymą iš draugų, o ne iš šeimos narių. Jei paklaustumėt manęs, tai norėčiau visur raudonu rašalu prirašyti, kai sakau dieta, tai turiu omeny nuolatinius pokyčius tame, kaip valgote, pokyčius visam laikui, o ne savaitėje ant kopūstų sriubos. Su šitais tai net neprasidėkit. Skanaus, taikos ir ramybės.